Labas rytas. Atsiprašau, vėluoju, visai pamiršau atsukti į priekį laikrodį, tai atsipūtusi savo mankštinuosi. Na, liks įrašas, tai šiandien sveikinusi su jumis ir kviečiu į vidinę ramybę. Šiandien pajusime savo inkstukus, antikščius, užpildysim juos, pamylėsim ir žiūrėsim, kur kūrėjas mus dar nuves. Tai atsipalaiduokime ir keliaukime į savęs naujo patyrimą, į savigydą, į ramybę, į atsipalaidavimą, į didesnį savęs suvokimą. Ir prisiminkime, kad aš esu didžioji sąmonė, aš esu kosminė sąmonė, manyje yra gyva visa kūrėjo sąmonė, manyje gyva visa išmintis, esu šviesa, meilė, ramybė ir visa kas, visi atsakymai yra mano vidinėje erdvėje ir tik aš susitelkęs į save kartu, pajutęs savo subtiliuosius vedlius mokytojus, galiu gauti geriausius atsakymus į savo rūpimus klausimus, keisti gyvenimą, elgseną, mąstymą ir susitikti ir kurti savo tikrąjį naująjį aš ir keisti ir tęsti ir patirti tai, kas nepatirta. Branginkime vieni kitus, suvokime, kad esame neaprėpiama visumos dalis ir mums nebūtina ir mums netikslinga nei konkuruoti, nei lygintis su kitais, nei kritikuoti savęs. Palaikykime vieni kitus, palaikykime patys save su atjauta, meile, ramybė, pasidžiaukime, auginkime sąmoningumą, auginkime įprotį džiaugtis šią akimirką ir padaryti tai, ką galiu geriausio, kokybiškai, taip kaip moku, kaip sugebu, kaip suvokiu. Stebėkime savo aplinką, stebėkime ženklus, stebėkime savo vidinės būsenas ir pamažu įsiliekime į tą visuminę kūrybą, išlaikydami savo vidinę taiką, išlaikydami savo savastį, unikalumą, išskleisdami tai, ką galime geriausio padaryti, pasakyti, ištransliuoti, apkabinti, sukurti, numegzti, nupiešti, patirti. Tai, ką galime geriausia mes per savo vidinę tėkmę, per išorinę tėkmę, tai, ką galime pasidalinti su kitais iš pilnatvės, iš tos savipakankamumo būsenos. Jeigu neišeina vieniems, tai kviečiu, prašykite pagalbos, prašykite, bendradarbiaukite su žmonėmis, įvairios psichoterapijos, įvairios mentorių, coachingo grupės, moterų bendrystės. Neužsidarykite, jūs esate ne vieni. Pajuskite, kas jums atliepia, įvairios meno terapijos, įvairios moterų, vyrų pagalbos. Tai tikrai yra žmonių, kurie padeda ir tai yra didelė dovana, kai galime pasitelkti vienas kitą. Tai va, tokia trumpa įžanga ir tada atsipalaiduokime. Stuburas tiesus. Jeigu sėdite, pajuskite, kaip tvirtai sėdite ant kėdės, pajuskite kėdę, pajuskite savo kūną, kiekvieną savo kūno ląstelę.
Išjauskite, kaip tvirtai stovite, ar sėdite, ar einate, kaip liečiate pėdomis žemę. Pajauskite savo vidinę ašį, stuburą ir kaip iš viršugalvio ištįsta nematomas šviesos stulpas iš jūsų. Ir mūsų sąmonė šituo vidiniu kanalu pasikėlėja į mums reikiamą vietą, į tą erdvę, į kūrėjo kvantinį lauką, kur mūsų didžioji sąmonė ir užsitvirtina tame taške. Įsivaizduokite, kaip tiesiog išreiškite ketinimą ir įlipate į liftą ir kylate į 8 aukštą ir kūrėjas sveikina ir jūs pasitinka. Ten nuostabi oazė. Potėliai, gamta, kriokliai, nusikelkite į tą vietą, leiskite tai vietai atsirasti, įsitaisykite ten patogiai, kartu su kūrėju, kartu galbūt apsižvalgysite ir pajausite bendražygių sąmonės. Jauskite, kaip kvėpavimas išsiplėtė, jis tapo gilesnis, kvėpavimas takus, ramus, sujungtas, kvėpuoju maloniai. Galima per 4, įkvėpiu 1, 2, 3, 4, iškvėpiu 1, 2, 3, 4, įkvėpiu 1, 2, 3, 4, iškvėpiu 1, 2, 3, 4, įkvėpiu, nusiunčiu linkėjimus kūrėjui, visatai, subtiliam pasauliui, iškvepiant. Parsinešu linkėjimus, iškvepiu žemėj, žemiškai kūno sąmonėj, kiekvienai kūno ląstelei, šalia esančiai būtybei, erdvei. Su kiekvienu įkvėpimu, iškvėpimu mano kūnas, mano būtis vis labiau ir labiau atsipalaiduoja. Pajaučiu dėkingumą. Išreiškite ketinimą keliauti, gydyti save lengvai, su džiaugsmu, su ramybe. Priimu visas jausmas, kylančias bangas, visas mintis, viskam sakau taip. Iškeliu savo šešėliams, įtampoms ar nuoskaudoms, ar baimėms, ar abejonėms. Taikos vėliava, jau nebebėgu, nebesipriešinu. Visa, ką aš darau, tai yra atsiverimas tau, Viešpatie, viską, ką aš patiriu, tai mano augimui. Priimu, suvokiu ir nesuvokiu. Vis labiau ir labiau panyru, grimztu į tą šviesos ir meilės okeaną. Ir lengvėja, ir pasileidžia įtampos. Atsipalaiduoju. Viskas šią akimirką yra su manimi gerai, esu kūrėjo ir pasaulio mamos glėbyje. Viskas su manimi yra gerai. Paleidžiu prisirišimus, troškimus, šią akimirką palieku už durų.
Leidžiu savo šią akimirką atsikvėpti, leidžiu savo patirti tą lengvumą, tyrumą. Viskas vyksta geriausiu, harmoningiausiu būdu man, mums, aplinkai. Susilieju su šio ketinimo energija, susilieju, mano mintis turi galią, mano žodis turi galią. Atsipalaiduoju. Pasikvieskite sveikatos angelus, pasikvieskite džiaugsmo nykštukus, pasikvieskite fėjas, įsileiskite per tyrą vaikišką būtį, dar daugiau lengvumo, tyrumo, to žingeidumo, smalsumo. O kaip aš galiu patirti šią akimirką naujai? Kaip? Paieškokite pakitusio kūrėjo savyje, paieškokite pakitusios spalvos savyje, paieškokite naujo rašto, naujo atsipalaidavimo būdo, susiliekite su visko, kas yra kūrėjų, su jo tyra energija. Giedokite, jeigu norisi, verkite ar juokitės, o gal norės pašokti, padaryti judesį. Pasiduokite savo bangos impulsui, jeigu tik to norisi. Esame pakylėti, esame apgaubti, kurioje meilė ir šviesa. Laisvė, laisvė kurti, laisvė save patirti. Pajauskite savo kūną, pajauskite savo kūno padėtį. Gal pajausite, kaip kūrėjo rankos, tūkstančių rankyčių masažuoja jūsų pečius, galvą, pėdas, gal patys save norėsite paglostyti, apkabinti. Leiskite kūrėjui nuplauti. Šiuo metu apšviečia, tarsi nuplauna šaltinis dieviškos šviesos. Sutinku, pasiduodu, atsiduodu, su avansu tikiu ir pasitikiu. Išgirskite, kaip esate vedami su šituo šviesos rautu į savo širdies erdvę, į savo širdies šventyklą, į vidinę tylą. Pajauskite, kaip aktyvuojasi jūsų širdies altoriuje gydomoji dieviškoji šviesa. Nevertinu, leidžiu save patirti naujai, kad ir kaip mano protui ar kitam atrodo. Pajausk savo vidinę šypseną, pajausk savyje tą vidinę šviesą,
tą vidinę liepsną, liepsnelę, kiekvienam skirtingai, pajaus, kaip viduje transformuojasi iš vidinės struktūros, išeidinėja kas sena, kas palikta, o gal ir įsivardinsi. Atsisveikink su tom situacijom ar žmonėmis, ar vaizdiniais, ar įrašais, ar prisiminimais. Ir visiškai šią akimirką nesvarbu, kodėl ir kaip įsiskaudinai, ar kodėl tai buvo patirta. Tai tavo vidinis sprendimas tiesiog paleisti, nevertinant ir priimant visą, kas buvo. Valo lūkesčius, matau violetinę transformuojančią šviesą, rubino, auksinę. Kiekviena ląstelė yra filtruojama šios dieviškos, norisi sakyti, pakylėtosios Saint Germaino liepsnos, šviesos, tiek kiek reikalinga, tiek kiek tikslinga kiekvienam, kurie žino, tai išsiskaistina. Praeitis lieka praeityje, kas turi būti paleista, suvokta, tai išsigrynina į suvokimą ir praeities energija tiesiog kaip stalčiukas užsidaro, ateities energija yra ateityje, esu dabartyje. Iš savo vidinės šviesos, iš savo dabarties tiesos, tyros, kristalinės, pakylėtos būties ląstelėje gimsta naujas pasaulis, gimsta nauja erdvė, naujas gyvenimas. Iš naujo pagrindo, iš pilnatvės, iš tyros kristalinės energijos. Kiekvienoje ląstelėje taip pat vyksta kūryba. Padarau vidinį apsisprendimą veikti, kurti su savo tyru kūnu, šventu, pilnatvėje. Kur vyrauja meilė ir išmintis, harmonija,
Nekurkite protu, leiskite atsiverti šiam naujam energetiniam dažniui, šiam naujam laukui. Patirkite tą pojūtį savo kūno šventumo per naują tyrą energiją, per tą vidinį apsisprendimą, kad ir mano kūnas, kad ir mano kūno sąmonė yra šventa ir satvinė, kintanti kartu, susijungianti su subtiliuoju pasauliu, labai svarbi ir reikalinga. Dabar matau moterį, matau save, einančią per rugiagėlių pievą, rugiai, tos rugių varpos, kartu su rugiagėlėmis. Aš einu, bet jų nemindau. Įdomus pojūtis naujas ir jaučiu žemę ir visa tai yra manyje. Šie rugiai, rugiagėlės ir tuo pačiu aš kaip atskira būtis einu lyg virš jų ir kartu juose, bet nepalieku jokio pėdsako žemiškoj plotmėj. Tai vadinasi, nepalieku jokių įspaudų, esu neutralume, taip aš suvokiu. Darau žingsnius tarp rugių, žiedų, bet esu naujame aspekte ir nebekuriu karmos, galima sakyti, nebekuriu tų kažkokių įspaudų. Taip aš matau tą išmintį, patiriu save tam tikrose aspektuose ir juos vidinėje erdvėje suvokiu, pakylėju, plečiasi mano vidinė erdvė, bet tai tuo pačiu ir nusinulina. Nebėra šleifo, yra lengvumas, tyrumas. Pabūk šioje būsenoje, sako kūrėjas. Keičiasi gyvenimo skonis, dabar matau save kaip apelsiną ir kaip apelsinmedį ir tuo pačiu jaučiu, kaip mane valgo ir aš valgau, ragauju skonį, trykšta, sultis. Tai daugiaplaniškumas, skoniai, atsiveria nauji receptoriai tiek mūsų vidinėse erdvėse, tiek subtilioje erdvėje yra kvantiniai erdvėje aktyvuojami nauji pojūčiai, receptoriai, suvokimai aktyvuojasi. Aš esu ir ta visuma, ir unikalumas, ir mane ragauja, ir aš ragauju. Tai čia suvokiu kaip daugiaplaniškumą, daugiamatiškumą vienu momentu, keliose erdvėse, daugelyje potyrių. Esate įpratę save fiksuoti tik vienoj padėtyje, tai šitą mes įprotį nuimame ir išplečiame tą daugiamatiškumo suvokimą. Kaip stebėtojus naujus pastatytų, mokytojus.
Be abejo, reikės jūsų noro ir vidinio apsisprendimo save patyrinėti ne tik įprastoj pozicijoje, bet patyrinėti plačiau, pajausti naują gyvenimo skonį, įnešti naujų spalvų, apsidairyk aplinkui. Galimybės yra. Pajaus, ką nori kurti tavo kosminė sąmonė. Kurti per tave su kitais, patyrinėti kokias spalvas, raiškas. Sutvirtina ašį, tvirtybės paduoda. Neatmes galimybės, jeigu ateis kažkokia mintis ar idėja, kuri tave gali šiandienoje bauginti. Augimas prasideda nuo mažų žingsnių, nuo mažų patyrimų, bet perspektyvoje gali būti didelės labai galimybės, nes kosminė sąmonė, kūrėjas, absoliutas kuria dėl visumos. Įlieja, kuria, tveria naujus pasaulius. Jaučiu kaip į delnus, kaip įdėjo tokį kaip energetinį darinį. Ir išdalinu, jaučiu, kad iš delnų išeina. Per mano delnus nuskanuotų jūsų fizinius kūnus, priminė apie antinksčius ir inkstus, tai yra sustiprinamas jūsų vidinis kanalas per pasitikėjimą, gyvybinę jėgą, paragina pamylėti ir fiziniam plane inkstukus ir antinksčius, pasirūpinti. Krenta iliuzijos, nes užsispaudimai gali būti per nepriėmimą savęs kitokio, per atstūmimo baimę, susitapatinimo, išlikimo. Tokia drąsa, gimsta drąsa. Gyvybinė sąmonė aktyvuojasi kiekviename iš jūsų ir jaučiu, kaip yra paduodama energija tvirtybės. Jaučiu, kaip stuburas išsitiesia ir tokie virpuliukai eina per stuburą ir kanalą. Viskas sueina, integruojasi spirale, vyla kristalinė ašimi. Aktyvuojamas kristalinis tyrasis kūnas. Na ir veda į suderinamumą.
Mhm. Sveikinu kiekvieną iš jūsų, sako kūrėjas, mums pavyko išplėsti daugiamatiškumą. Tačiau karims tą energijos balansuojasi, pabūkite, susirinkite į save kaip kempinė, kaip magnetas, vis pritraukiu visas tas naujas daleles, naujus suvokimus, daugiau vidinės laisvės atsirado ir pastebėjau, kaipgi visgi dar išlaisvino iš tos vidinės baimės atstūmimo kolektyvo žmonių, nes karts nuo karto kildavo prote įtampos, ką čia žmonės pagalvos, ką tu čia transliuoji. Liktai tokia kažkokia šešėlinė programa išsikėlė ir transformavosi. Visada. Mhm. O, kaip jaučiu kūrėjo palaikymą, saugumą. Kūrėjas sako tiems, kuriems neaktualu tavo vedimas, jų tiesiog tavo kelyje ir nebus. Gali būti saugus, jeigu mintimi ten nesigrįžiosi, jų tiesiog tavo kelyje nebus, jeigu pats to nekursi. Na ką, gražios vidinės integracijos, lauksiu kaip ir visada jūsų pasidalinimų, kiekvienas jūsų suvokimas, kiekviena jūsų įžvalga, kad ir mažiausias atliepimas yra man didžiausia kūrėjo dovana, vedanti į aiškesnį suvokimą, kas vyksta meditacijų metu. Aš mokausi, augu kartu su jumis ir sakau ačiū, gražaus pavasario, gražios lengvos, džiugios būties šiandienoje ir visą likusį etapą ir sakau iki malonaus, myliu, dėkoju ir linkėdama visiems laimės, sakau iki.